Galbūt pradėdami naujuosius metus ne vieną savo pažadėjome pradėti labiau rūpintis savimi, o ir 2013 paskelbti sveikatingumo metais. Taigi, kaip pradėti sportuoti? Klasikinių variantų žmogus pasižiūrė, pasidaro tiesiog savo tokią kaip analizę savo smegenyse, kiek kartų aš į savaitę galiu ateiti, galima tiesiog pasimti popieriaus lapą ir rašytis, kaip žmogus eina, reiškia, pas dantistę, plaukučius tvarkytis, ar dar pas kažkokį tai specialistą pasiima lapą ir užsirašo kada, kur ir kaip. Tai čia irgi gali žmogus tiesiog pasimti savo lapą ir užsirašyti, kiek aš kartų norėčiau sportuoti, kiek aš galiu tam skirti pinigėlių, kokis mano fizinis pasiruošimas, ar aš turiu sveikatos problemų, ar man reikia draugės ir aš galiu viena. Tai va, tai paprasčiausias klasikinis variantas tai yra išeiti į lauką ir bėgioti. Tai nereikia nei specialios aprangos, nei specialios sporto salės, nei kažkokio tai specialaus tvarkaraščio, tiesiog kada tu gali, reiškia, sveikatingumo takai pas mus gražūs, tai yra tikrai paprastas variantas. Kalbėjo sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.